Kol Lukas čia pajungs laidą, nepajungs iki manęs. Tai ačiū Sandra už tokią įžangą, labai didelį įžangą į mano edukaciją, nes šiandien vėl spačia. Vėl pasidalinsiu su jumis praktiniais patarimais, kaip tam juodam langė kažką naudingo gauti. Man tai dar nepaleis laikrodžio edukacijos, dar niekas neveikia. Tai būna per prezentacijas, man su laikrodžio šaunuolis. Taip, gerai, turim juodą langą. Ir išmokinsiu jūs, kaip jį išmokinti, kad jo atsakymas nukreiptų, kaip Sandra šiandien vienai aitvarą, kad nukreiptų jūsų įmonės paslaugas. Taip. Bet tarp mūsų yra žmogus, kuris nepripažįsta šitų technologijų ir visgi nesidalinsi su jumis šitais praktiniais dirbtinio intelekto padarimais. Gal kitą kartą, gal šitam žmogui kaip tik trūksta pozityvaus požiūrio. Bet gal ir ne, aš jį labai gerai pažįstu. Tai šiek tiek apie dar vieną vertybę, apie pozityvų požiūrį. Tai gal kai kurie save čia atpažinsit, nes tai yra mano situacija prieš porą savaičių. Man tai pažadėjau, taip, aišku, padarysiu edukaciją, man tas patinka, turiu daug laiko. Dar daug laiko turiu. Bet tas laikas, kaip žinot, tikrai žinot, ta kasdienybė dingsta ir ateina ta paskutinė naktis. Ir pritrūksta tos paskutinės nakties. Tai kas jau su manim šiandien bendravo, galėjo vėl pamatyti mano raudonas akis. Čia 1 valandą baiginėjau šią prezentaciją, nes namo grįžau tik apie 11 vakarą. Tai tokia yra realybė. Taip, dirbtinis intelektas gali padėti padaryti darbą greičiau. Bet be pozityvaus požiūrio, tu jo net nepradėsi jau naudotis. Nes reikia pirmas žingsnis tai pasitikėti savimi ir išdrįsti pradėti. Ir tada yra įrankiai, kurie gali jums padėti. Tai be pozityvaus požiūrio nieko. Mūsų LK 3. Kaip manot, ar jiems trūksta pozityvaus požiūrio? Ne. Taip, aš kadangi buvau tose kėdėse, žinau to jausmą, kai čia pajunginėjai, kažkas neveikia, į tave žiūri ne 50 žmonių, o 100 akių, čia lygiai didesnis stresas. Tai ką mes darom? Mes įjungiam pozityvų požiūrį, nepanikuojam, bandom kažką pajuokauti, kartais pavyksta, kartais ne, bet būtent tas požiūris iš tikrųjų ištraukia tave iš tokių sudėtingų situacijų ir kiti net nemato, kad tu ten belia kaip stresuoji. Tai ir taip tu grūdinisi. Mūsų LK koordinatoriai irgi žmonės verti pagarbos, nes jie kadencijos pradžioj išdrįsta prisijimti naujų iššūkių ne dėl to, kad jie viską moka, o dėl to, kad jie tiki savim, kad jie sugebės išmoks ir padės klubui. Ir Aitvaras šiandien yra tokioje vietoje, vardan visų LK komandos narių. Ir dėl to dirbtiniai intelektai jau tą mato, supranta ir rekomenduoja jums ateiti į tokį klubą, kas labai džiugu. Ir tokia ekstremylė mūsų, bet kokioje srityje, būtent leidžia mums augti, nes mes investuojame į savo augimą. Nes jeigu mes užsisidėsime savo komforto zoną, tik laiko klausimas, kai mes griūsim, nes angliškai yra labai gera citata, standing still is falling behind. Tai stovint vietoje, iš tikrųjų krenti žemyn, ypač versle. Tai per tos iššūkius mes turime galimybę augti, darant tas ekstremylę. Prisiminkime Lietuvą. Tikriausiai teko girdėti tokią citatą, kad kai kurie sušlampa, o kai kurie jaučia Lietuvą. Taip pat yra su gyvenimo verslo iššūkiais. Kai kurie jūs uždaro, o kai kurie jūs išnaudoja tos iššūkius su pozityviu požiūriu ir auga. Kad yra požiūrio reikalas. Ir pozityvus požiūris tai ne apie, kad viskas bus gerai. Nieko nedarai ir užsimerki, viskas bus gerai. Tai apie tai, kad daug esi drąsus matyti tą šviesą tunelio gale, dar tik įeidamas į tą ilgą tamsų tunelį. Ir sunkumų, jie tikrai yra. Ir tai yra mūsų kasdienybės dalis. Bet mūsų požiūris į juos, tai čia yra visas metas. Kai mes pradedam dieną, ar mes piksim, kad mes neišsimiegojam, ar mes džiaugsimės, kad mes atsibudom. Jau nuo to prasideda požiūris. Kamščiai, šiandien kalbėjome apie kamščius, ar tu gali keikti visus vairuotojus, ar tu išnaudosi per programą ruošdamasis edukacijai. Tai arba kuri galimybė, arba ieškai pasiteisinimo, kodėl nepadarai edukacijas. Tai pabaigiant, pasidalinsiu vieno žmogaus mintimis, kad optimistas mato galimybę kiekvienoje bėdoje, o pesimistas mato bėdą kiekvienoje galimybėje. Ką matai tu? Ačiū.